Labas rytai, Sigitai, kaip jūs laikotės? Labą rytą, vis geriau ir geriau. Gerin. Ok, Einam. ok, super. Einam mes tada jau link finalo. Mes šiandien pakalbėsime apie tai, kaip jums sekėsi, ką jau supratote, kas buvo kaip iš pradžių, kaip dabar, ką supratote ir kokią smulkmeną jums reikėjo pataisyti, kad pagaliau pradėti gyventi taip, kad jūs galėtumėt kaifuoti, o ne kentėti. Okay? Ok. Tai pirmas dalykas, jeigu galiu tai paklausti, kaip jums sekasi? Ačiū, gerai. Geriau negu buvo, šviesiau, stipriau pasitikėjau. Mhm. Neviršė lūkesčių, bet einu link to, link stiprėjimo. Super. Galit daugiau ar mažiau papasakoti, su kuo jūs pas mane atėjote, jeigu ne paslaptis? Oi, su pagrindė tai panikos atakos, kurias bandžiau įveikti su psichiatrais, su vaistais, kas čia dar man galėjo padėti. Vienu žodžiu, su tais mechanizmais, kurie man padėjo laikinai, nuo kurių aš paskui tapau, sakykime, nuo vaistų nei 5, nei 9, kaip sakant, taip atvirai pasakyti, ne žmogus, o toksai nepilnavertis egzistencijai tokiai buvau nesuprantamai. Ir Mhm. metęs tos visas paslaugas psichiatrų, psichoterapeutų ir vaistus, vėl po truputį grįžinėjo tą paniką ir va, atradau jumis, nes jūsų prisistatymas buvo įkvepiantis, niekur negirdėtas ir toksai mano mąstymui prieinamas ir nu, ne tai, kad mane sugundė, aš praktiškai nedvėjodamas atėjau pas jumis. Vat su to, kad galvoju, šitoje vietoje aš turiu išsirišti. Mane turi išrišti. Mhm. Super. Dabar gali daugiau ar mažiau papasakoti, kiek jūs vaikščiojot pas tokius ale specialistus, ten visokius psichoterapeutus, psichologus ir taip toliau, jeigu ne paslaptis. Jokios paslapties nėra. Aš nelabai skiriu juos psichologai, psichoterapeutai. Tie, kurie man išrašė vaistus, tai psichoterapeutas turbūt yra Yra įtariu. išrašo trys žmonės - psichologai, psichiatrai ir daktarai. Tai psichiatras, reiškia. Psichiatras man išrašė vaistus, aišku, nuo tų vaistų man po 10 dienų, gal po 14 pagerėjo, buvau labai, labai patenkintas, bet tos vaistus vartodamas palikau, nu, kaip sakiau, nei 5, nei 9, toksai be motivacijos gyvenime žmogus, toksai palikau. Mhm. Sumaiš per galvą gavęs, toksai pritrenktas pastoviai ir jokių aфиgenų emocijų, kad būtų man kaifas gyventi. Va. Tai nuo Taip to, tariant, ten buvo ne jūsų emocijos. O ne, galit daugiau ar mažiau papasakoti apie tai, nes sakau, pas mane paskutiniu laiku ateina būtent žmonės, būtent tie, kurie sėdi ant vaistų, ane, po to, tarkim, ateina pas tam tikrus, tie, kurie juos išrašo, sako, tu gali kažką tai padaryti, gali kažkaip tai juos nuimti, kad daugiau aš nevartočiau. Jis sako, aš nežinau, kaip tai padaryti. Ir daugiau ar mažiau galit papasakoti apskritai, ką reiškia šitie vaistai, ką jie daro su žmonėm, kad pagaliau jie suprastų. labai gerai, kad paklausėt ir aš pradžioje, kaip sakiau, buvau labai patenkintas, nes simptomus nuėmė. Bet laikui bėgant tie vaistai, aš supratau, kad jie mane dusina kaip žmogų, atima iš manęs emocijas, atima mąstymą ir palieka tokį, nu, vegetablę, tokie pusiau daržovė, tokie, nu, aš gyvenu, gyvas esu, man lygų ir niekur neskauda, bet progreso gyvenime, džiaugsmo gyvenime, kaifo gyvenime nėra. Ir aš tai pajutęs ant savęs metus laiko taip kankinaus, ir draugai man pradėjo sakyti, kas to yra, tu anksčiau toks nebuvai. Aš pas nu, ne visai suvokdavau, žinai, bet vat, viena pastaba, kita pastaba ir paskui aš metęs tos vaistus, supratau, kad su vaistais aš ilgai nenoriu gyventi, nenoriu būti daržovė ir kad vaistai tos problemos mano psichologinės arba to nerimo, panikos, nepasitikėjo savim tikrai neišspręs. Tikrai neišspręs. Mhm. Ir tiem, kurie vartoja vaistus, turi, nu, žiauriai pagalvoti, hebra, ne, čia yra simptomų gydimas,
o neesminis gydymas šito dalyko. Čia kaip dantis skauda, tu nuraminai su vaistais, nebevartoji vaistų, tau vėl pradeda skaudėti. Tai aš to nebenorėjau pasirinkti ir ieškojau kitų būdų. Nu, aš dar galiu pasakyti, kad jums dar yra gerai tame, kad jūs dar galėjote kažkaip tai sakyti, aš jau viskas, kažkaip man pasakė, aš čia jaučiu ir pamačiau, kad čia nieko tokio normalaus, aš jos negersiu. Bet yra žmonių, kurie jeigu neišgers, ten tokią paniką užeis. Ten kai kurie net miegot negali. Jeigu, tarkim, sako, jeigu aš neišgersiu piliulės, aš neužmigsiu. Jeigu neužmigsiu, aš net neatsikelsiu ir mane toliau dusins ir toliau mane muš ir taip toliau, suprantat, būna dar gilesnių stadijų. Hebra, bėkit nuo tokio jausmo, bėkit, ieškokit kitų būdų, tik tai ne vaistai, ne vaistai. Nu, vaistai veikia, bet veikia ne į tą pusę. Hebra, ne į tą pusę. Čia yra tokia industrija. Žiauriai susirūpinkit. Su to mes nieko nepadarysim. Valiamba, reikia, aš išlipau iš vaistų, būna kartais, kartais norisi, kad nusiraminimui kokį piliulę, bet aš dabar jau žinau, kad tai vėl bus laikina, atsiprašau, niekada nevartoju. Ir aš kitais būdais save pagaunu, aš esu gavęs leidimą gyventi, aš džiaugiuosi gyvenimu ir stumiu šalin tas mintis, atsidarau čia gal iškratau, kas man yra negerai ir aš vėl atsigaunu ir aš einu pirmin kiekvieną dieną žinodamas, kad aš galiu būti geras, savo naudingas ir kitiems. Aš dar galiu pasakyti daugiau, tarkim, apie tos vaistus. Jeigu, tarkim, kalbant, kaip dažniausiai išrašo depresantus įvairių lygių, arba tie, kurie nuramina. Ką jie ten daro? Tai šitie dalykai jie daro paprastus dalykus. Jie nuima visus neigiamus emocijas ir visas teigiamas emocijas. Ką jie daro. Ta ir pastebėjau, kad aš likau neemocingas, be emocijų. Kad nieko nejustų. Jo. Labiau mano draugai pastebėjo ir aplinka negu aš pats. Pats palaipsniui irgi pradėjau kreipti save dėmesį, kad kažkas yra negerai. Tai laiku aš atsisakiau vaistų, nebepūdė manęs su tais vaistais. Tai čia yra toks dalykas. Ir toliau prasideda tame, kad žmogus daugiau ar mažiau, dėka visų šitų dalykų, jis išjungia save pilnai. Nes buvo viena klientė, kuris sako, aš jau nuo šitų vaistų jau kiekvieną dieną juodą spalvos saulę matau. Gali padaryti kažką, tai nes aš jau pradedu kaip dabar pasakyti, pradedu justi, kad aš iškritinėjau pilnai iš gyvenimo. Ten ir taip gyvenimas buvo iliuzijos. Tai žmogus dar sako, aš iškritinėjau iš tų iliuzijų dar gilesnį iliuziją. Ten jau tie, kurie nesupranta, ten nesupras, kur jie ten, kur jie yra ir ką reikia daryti. Tai tarkim gerai, tai mes pakalbėjome apie vaistus, kas išgirdo, ir jeigu mes grįšime, ir kaip jūs manote, po to viso, ką mes, tarkim, padirbom, tai kokia buvo jūsų pamoka, ką reikėjo jūs vis dėl to suprasti? Suprasti tai, kad aš esu svarbiausias, kad man turi būti gerai, kad aš esu vertas gyventi taip, kaip aš noriu. Prieš tai aš būdavau, savo neleisdavau, buvo darbas, mintis tik tai apie pajamas ir pajamas, jokio poilsio, jokio hobio, jokio skirto savo laiko, kažkiek tai nusiraminimui alkoholio būdavo ir tom viskas baigdavosi. Dabar aš randu laiko ir sportui šiek tiek, minimaliai mankštai, rytiniam pasivaikščiojimui, baseinui, tokiom nedideliom pramogom, kuriuo aš niekad savo neleisdavau. Ir man užtenka, aš gavau tai, ko norėjau, man užtenka dabar laiko ir savo dėmesį skirti. Ir aš uždirbu ne mažiau, kiek uždirbau prieš tai, o einu po biškį viršų. Aš praktiškai, mano toks siekis ir buvo gera savijauta, savirealizacija, pasitikėjimas savim ir finansinis stabilumas. Ką aš gaunu ir aš dabar
nuo to susitikimo su jumis, nuo pat pradžių, einu laiptelis į viršų. Einu laiptelis į viršų ir aš nežinau, kiek tų laiptelių bus, jeigu būna jų, kad ir milijonas, bet aš einu į viršų. Man tai žiauriai gerai. Mhm. Nu, esmė yra tame, supratote, dėl ko apskritai žmogus gyvena ir kokia yra gyvenimo esmė? Tokio kaip apibrėžimo nepasakysiu, paprasčiausiai jausti gyvenimą, kaifuoti nuo gyvenimo, tu gyveni, kaifuoji, tu kažką padarėjai gero, tau gėris grįžta, tai yra kaifas. Kitaip tariant, jeigu paprastesnė žmonių kalba, gyvenimo esmė yra, kaip dabar pasakyti, ką aš visada sakiau, atrasti savyje kūrėją, pradėti kurti projektus ir kaifuoti nuo to, ką tu spėjai padaryti. Nuo savo projektų, nuo savo kūrinių ir mėgautis ir sakyti, va, čia aš padariau, čia aš ir čia aš. Čia yra gyvenimo esmė. Super. Supratot šitą dalyką? Jo, suprantu ir savo daleidžiu tokių realių svajonių, kurios yra dėliojimas į priekį. Ką aš darysiu rytoj, ką aš darysiu pavasarį, kai sniegs nutirps, ką aš po to darysiu, eina dėlionės projektų, tai siekimybė yra juos įgyvendinti, kai jo pasieksiu, vėl kažką sumastyti, sukurti naujo. Ir kitaip neišeis, nes jeigu kartą, ir aš visada sakau, ar kūrėjas, tarkim, būdamas pyktyje, ar jis gali kažką tai sukurti? Ne, žinoma, ne. Jis gali, bet į ką bus panašus šitas kūrimas? Jau suprantate, ne? Arba kalties jausmas, kada pas žmogų yra, jis gali kažką tai sukurti. Nesąmonę sukurs. Ir čia yra ne kūrinys, ir po to tas kūrinys pastovi jam sakys, va, matai, kad tu sukūri, va čia tavo darbas, va dabar gyvenk su tuo. Žmogus sako, aš nenoriu. Nu tai davai, daryk, kaip tu nori. O žmogus, aš jau nežinau, aš apart, tarkim, nežinau, pykčio, dar kažko tai kito nežinau. Ir gaunasi taip, kad žmogus užsiciklina, jis atsidūrė į sieną ir jis net nežino, kaip turi būti. Jis apart skausmo nieko nematė savo gyvenime. Supratau, jo. Aš pykti nestengiuosi, o išgyvendinu, ypatingai šeimoje, iš vis pykčio yra nulis, netgi žemai pykčio, žemiau negu nulis yra pykčio pas mane šeimoje nuo to laiko. Nes pyktis gimdo pyktį ir kai tu bendrauji, ant tavęs kas nors pyksta, aš išlyginu, viską išlyginu, kaip su lygintuvu išlyginu ir man tas pyktis išgaruoja. Aš neduodu atgal pykčio, nes žinau, kad blogai, paprasčiausiai man bus blogas jausmas, negeras savijauta. Tai aš su pykti valdau. Teisingai. Bet čia irgi pamoka yra, išmokta pamoka. Nu, aš galiu dar giliau pasakyti, ne, va, tarkim, ką papasakoju, kokia gyvenimo esmė, tai čia yra paprastesnė žmonių kalba. Jeigu eiti giliau, žymiai giliau, gyvenimo esmė yra kvėpavime. Esmė yra tame, kol tu kvėpuoji, tu gyveni. Bet jeigu tu nekvėpuoji, tu negyveni. Ką tai reiškia? Kvėpavimas, kaip jis veikia? Tu įkvėpi, kitaip tariant, tu pasiemi. Tu iškvėpi, tu atiduodi. Ir tas turi būti 100 ant 100. Tau davė, tu atidavėjai. Tau davė, tu atidavėjai. Ir tu tokiu būdu gyveni. Jeigu tu kažką tai neatidavėjai iki galo, arba nepasiėmė iki galo viską į save, jūs jau suvokėt, kas ten gali būti. Pilnai suvokiu ir visus tos pasakymus, ką mes kalbėjom su jumis per sesijas, aš įdarbinu praktikoje ir viskas matosi, visas tas techninis dalykas matosi, ką tu įkvėpi, ką tu iškvėpi, ką tu pasakai, kas tau grįžta, ką tu padarai, kas tau grįžta. Realiai tie dalykai anksčiau aš jų tik filosofiškai kažkur tai girdėdavau, žinodavau, kad taip yra, bet dabar man tai materializuojasi ir kai materializuojasi, netgi prieš darydamas jau nebekuri savo nesąmonių.
Mhm. Čia ir vadinasi, esminis yra dalykas, aš pagaliau supratau gyvenimo esmę arba dėsnį. Aš supratau, aš suprantu jį dabar, aš kiekvieną dieną jį suprantu dar giliau. Jį aš supratau, bet yra dar gilis. Aš einu į gilį. Nu tai čia viskas, visa tame yra esmė. Šiaip jeigu ką, aš taip pat, kuo toliau, to einu į gilį, ten gal aš manau niekada nebebus. Ten, Tai ten jeigu mes pakalbėsime kada nors, jeigu jūs praeisite antrą programą, tarkim, jeigu jūs žengsit ir norėsite, aš jums parodysiu dar kai ką. mhm. Ten bus, bet vėlgi reikia turėti, kad žmogus turėtų užklausą. Bet neesmė, ten jau eina kuo toliau, kuo toliau, bet aš jums perdaviau ir parodžiau tą gyvenimo esmę. Nepizdėlinti savo kažką tai, neskaityti, nemeluoti savo, nekurti ten, va taip, aha, čia aš kaip ir žinau, bet nedarau, aha, matai, va taip. Aš jums daviau pajusti gyvenimą. Suprantate šitą dalyką? Jo, man to labai reikėjo. Aš niekada iš nieko nebuvau to girdėjęs taip įtikinančiai, kad mane užgavo ir aš pats savo pripažinau, kad aš aфиgenai savo pizdėlinau, apgaudinėjau save, nuteikinėjau, kad čia rytoj bus geriau, gal bus geriau, gal kažkas ateis išties man ranką, gal kažkas Mhm. ateis, gal kažkokia situacija pasikeis. Aš ilgą laiką savo pizdėlinau, kol nesusitikom ir pasakė, tu darai didžiulę klaidą. Ką darai? Tu meluoji savo. Kai šitai dalykai baigėsi, eina tik šviesa į priekį. Čia yra esminis dalykas, nes jūsgi suprantat paprastą dalyką. Yra pasaulis, kuris suka mūsų aplinkui, ane? Šitą supratot, Taip. kur mes gyvenam, bet pasaulis yra ir čia. Tai va, šitą pasaulį valdyti reikia išmokti. Ir kada tu supranti, koks pasaulis čia pas tave gyvena, ir kada tu jį sukūri atitinkamo lygmeniu, tai automatiškai tu gali sukurti aplinką. Aš suvokiu šitą dalyką. Taip. Ir šitą galima daryti. Tu jau ten nepameluosi. Tu jau nepabėgsi. Tu jau nepasakysi rytoj. Tu tiesiog konkrečiai supranti, arba aš darau šiandien ir gyvenu rytoj, arba tarkim iš to, ką aš sukūriau šiandien, arba aš nekuriu ir kenčiu dar labiau negu buvo iki to. Nes aš jau pato, ne tai, kad aš besąmoningai meluoju savo, aš jau pradedu save sąmoningai meluoti. Ir ten dar baisiau. Suprantate, apie ką aš kalbu? Tai puikiai suprantu ir toj vietoje yra didelis supratimas ir didelis jausmas. Pradžiai dar buvo tokių irgi vagysčių iš savęs, kad dar rytoj, bet rytoj nebėra. Nebėra, vat kaip sakėt, darai šiandien, mastai šiandien, švietiesi šiandien, dirbi šiandien ir viskas gaunasi. Nes atidėlioti, apgaudinėti negalima. Ten visatos neapgausi. Viskas. Aš tą dalyką supratau, kad save gali apgaudinėti, bet yra aukščiau, kur tu apsigauni pats save. Aš dar galiu dar vieną jums paslaptį pasakyti, ne? Kada tu jau dirbi jau su kitais sluoksniais, giliau ypatingai su pasąmoniniais, ne? Ten tokio žodžio kaip logika ir laiko nėra. Įdomu. Suprantate šitą dalyką, ar dar šitas biškis sudėtingiau jums pagauti? Šit sudėtingiau, jo. Esmė yra tame, kad kodėl žmonės kenčia, ne vienas iš tam tikrų dalykų. Nes žmogus kažką tai, ten giliau, kažką tai užfiksavo savyje, viduj. Tarkim, kažkas įvyko ir žmogus per tam tikrą emociją, jis gali save taip užfiksuoti, ne? Ir kol jis po to pats prie to neateis ir jeigu jam nepriminti ir jeigu jis neprieis prie to ir jis neperdarys, jis bus
kaip hipnoterapijoje vadinasi, jis bus uždarytai toj kilpoj. Pasakė savo, kad tarkim, mane niekada neišduos, aš daugiau niekada nemylėsiu, aš daugiau niekada ten negersiu, aš daugiau ten dar kažką, ne? Mhm. Ir jis prisilaiko viso to, ką jis sukuria. Tokiam mini pasaulyje. Ten Na. yra programa, kuri stovi ir valdo ir jį tiesiog laiko. Ir kada tu eini į pasąmonę, ir kai kurie žmonės galvoja, tarkim, kada ateina ir sako, ne, o tarkim, sakyk, ką matai. Aš nesuprantu, ten logikos nėra, sako, aš matau pietkelnės ir aš apsišikau ir man ten 5 metai, sako, kas toliau vyksta. Jeigu žmogus nepasiduos ir jeigu žmogus neis, ta problema nebus įspręsta, suprantat? Ten Suprantu. logikos nėra. Ir būtent ten reikia daryti į to žmogaus logikos, kitaip tariant, jo programos, ne? Kada galima būtų tą patvarkyti. Ir antras dalykas, kada tu eini, ten laiko nėra. Ten biški giliau aš jums dabar sakau, nes jūs esate jau pasiruošęs tą išgirsti. Ten laiko nėra. Yra tik kiekvienas kartas, tarkim, jeigu laikrodį mes paimsime kaip metaforą, ten buvo vieną kartą, kada aš mačiau tokią paveiksliukas ir ten parašyta žodis now, kitaip tariant šiandien. Mes visada gyvenam tik vienoje akimirkoje. Suprantat? Kažkiek eina daina. Tik vienoje akimirkoje mes gyvenam. Ir kiekvienas kartas, kiekviena sekundė, kiekvieną kartą nuo mūsų priklauso, kokia bus akimirka dabar. Jo, tos žinios tokios gilesnės kartais biški ir gazdina. Na, okei. Tai gal tada aš jums tam tikrus dalykus nesukinėsiu, jūs tiesiog pakaifuokite tame, ką jūs jau dabar sukuriat ir tą, ką jūs dabar suprantat. Tai dabar, jeigu mes grįšime prie to, ką jūs turite, ne, ir tą, ką jūs dabar įsivaizduojate, jūs dabar supratot pagrindinį skirtumą. Aš žinau ir aš jaučiu. Nuo buvusios padėties, taip? Taip. Žinoma, kad supratau. Žinoma, žiauriai, čia kardinalūs dalykai. Taip jaustis aš visada norėjau, bent jau taip jaustis kaip dabar ir kilti į viršų. Ir sulyginti to, koks aš atėjau ir koks aš dabar esu, tai taip, aš žinau, žinojimas man ir duoda tą šviesą, kad jausti, dėlioti, matyti, analizuoti ir eiti į priekį, taip. Čia yra pagrindinis dalykas ir jūs jau pastebėjote. Ir jau tikriausiai jau matote jau tam tikrus dalykus, ne, šiaip jeigu ką, jūs gavote iš manęs leidimą gyventi, jeigu ką. Ir dabar iš to, ką jūs dabar gavote, jūs dabar suprantat, kad jūs taip pat jau galite padėti kitiems žmonėms, jeigu jūs to norėsite ir norit. Norėsiu ir manau, kad galiu padėti, tik reikia, kaip to vadinasi, technologijos, ne tai, kad literatūros, kaip tas žodis toks yra, nei planas, nei metodologijos reikia, metodikos reikia, nes šiaip pas manęs gaunasi tokie pabirus dalykai ir kas kvailiausia, kad mano rato žmonės nėra susidūrę su tokiom problemom, jie yra, daugumoje skeptikai yra. Skepsis yra pas jų, bet tai ačiū Dievui, kad jie nesusidūrė su tokiam problemom kaip aš. Bet aš dirbu Boltų vairuotojų, kaip ir taksistų, tai daug pasikalbu su žmonėm tom temom, tai yra ir šviesių žmonių, yra ir kurie išsižioja, ką aš papasakoju, įdomu tas dalykas yra. Aš noriu ten gilintis, man limpa tie dalykai, žinios limpa, žinojimas mane išlaisvina ir verčia elgtis kitaip. Aš jau sudasuksiu šitam atveju, ne tie, kurie praeina ir pamatė tam tikrą save, arba, kaip mano kitas mokytojas pasakė, kada tu pro skylę pamatai tikrą gyvenimą,
tu po to supranti paprastą dalyką, kad žinoti ir justi čia yra du skirtingi dalykai. Ir kada tu jauti, ir kada tu išgyveni tam tikrus dalykus, o ne aleta, tarkim, aš esu apsiskaitęs, aš esu inteligentas, aš žinau, tarkim, kiek temperatūrų yra ant Marso, koks yra sviravimas, ir kada žmogus net save net arti nejaučia, ne? Kaip pavyzdys, čia yra du skirtingi dalykai. Ir kada tu tą jauti, jūs jau tikriausiai daugiau ar mažiau, jau kaip jūs pasakojat, kada jūs bendraujat su žmonėm, jūs jau matote. Va čia jis sustrigo šitoj vietoj, čia jis pizdėlina šitoj vietoj, čia jis ten kažką tai daro, jūs jau matote šitus dalykus, teisingai? Analizė galvoj vyksta ir žinojimas man jau dėlioja, kas, kur, kaip, kodėl, jau šitas dalykas jau ateina. Nes dėka šitų visų to, ką mes jau padarėme, aš jums tiesiog iškilau virš pasaulio, jeigu taip galima būtų pasakyti, ne? Ir dabar jūs tam tikrom lygmenį, ant tam tikrų žmonių jūs esate aukščiau už jų. Ir dabar išeina taip, kad jums jau yra, nuo jūsų dabar eis sprendimas, ką jūs norėsite su jais daryti. Ar norėsite jam padėti arba ne, o čia yra jau nuo jūsų priklausys. Nu, metodikos reikia dar, metodikos reikia man. Nu, jeigu norėsite, pas mane yra tolimesni kursai, jeigu mes sutarsime, aš galiu jūsų visų šitų dalykų apmokyti ir jūs gausite visą metodologiją. Bent jau pirmo lygio ir jūs galėsite žinoti, kas konkrečiau ir ką reikia konkrečiau daryti. Nu, okei, pasimastysim jau. Jeigu bus įdomu, tai mes galėsime apie tai jau po to atskirai pakalbėti. Okei. Po to, jeigu mes eisime toliau, tai tarkim, kaip pavyzdys, kaip jūs manote, ką jums reikėjo pagrindinai pradžioj suprasti, kad jūsų gyvenimas pasikeistų? Mes jau apie tai kalbėjom, kad leisti savo gyventi. Ko dariau. Čia jūs taip suprantate, kiti žmonės gali to visiškai netarti nesuprast. Suprantat? Ja. Čia šitas daugiau video gali skirti tiem, kurie net arti nesupranta, ką reiškia jausmai, arti nesupranta, ką yra normalus specialistas, kuris gali tą pravesti, ir kurie sėdi tam tikrose kilpose ir jiems iki galvos daeiti, kol tu nepasakysi slaptą žodį, jie gyvenime nesupras. Aš jau manau, jau šitą dalyką jau suprantat. Aš tą dalyką supratau, man buvo kertinis momentas, kai jūs pasakėt, nepizdėlink, leisk savo gyventi. Ten buvo pasakyta ne visai kaip aš nežinau, gal biški čia kažkokią euforiją pasakysiu, ne visai kaip žmogaus, bet kažkokio tai dvasinio lygio, kad man taip įėjo tas pasakymas, kiek aš gyvenime bendravęs, aš tokio pasakymo įteigiančių nesu niekur girdėjęs, nei iš ko. O tas jūsų pasakymas, ką man reikia daryti, mane kaip pažadino, kaip šviesą jungi. Blemba, atrodo, aš vis laik tamsoj gyvenau, pukšt, šviesa tokia. Blemba, bet tai paprasta. Taip paprasčiausias dalykas. Aš buvau tiek susigūžęs, susijaunu, kad čia viskas sudėtinga. O kaip galima leisti savo gyventi? O taip, leisk savo gyventi. Čia mano buvo kertinis momentas. Tai dabar sakau, einam į priekį. Tai puiku, aš biškį jums papasakosiu apie tai, kas įvyko daugiau ar mažiau, arba tie, kurie galbūt nelabai supranta, apie ką mes čia kalbam, kai kurie gali galvoti, kad jūs man, kitaip, aš jums sumokėjau pinigus, pasakiau instruktažą, ką sakyti reikia, ne? Ir kiti galvos, kad aš nupirkau ir čia yra visas šitas video yra feikas. Čia yra, skeptikų yra daug. Skeptikai yra iki to momento, kur praeina per tos visus psichoterapeutus, psichologus, visas, ir jie, blemba, nebėra kur eiti. Jeigu jie dar turi tos dvasios ir tikėjimo, kad tai man nepadeda, tada skepsis baigėsi. Tada jie atranda tuos dalykus, apie kuriuos mažai kas žino, mažai kas gilinasi, mažai suvokia. O kad tie dalykai yra tikri, tai čia yra tikra. Tai, čia tiem, kuriems supranta, bet aš su kitais ir nedirbu.
Bet tai Tarkim, čia, aš su jaunimu aš net nedirbu, nes jie yra per protingi. aš irgi, kaip aš anksčiau, iki gal netgi man nebūdavo tų panikos atakų, kažkada tai kažko panašiaus esu matęs tokius video tenai. Irgi buvau skeptikas šiek tiek. Galvoju, čia surežisuota, čia kažkas tai kažką tai susiderino, ten Mhm. parežisavo, padėliojo, ten, ir dabar, atsiprašant, šūdą malą, bet tai čia yra hebra tikra, čia yra figiena, čia yra. Čia yra toks gyvenimas. Ir sakau, jūs priejote prie to, jūs išgirdote, su kitais aš dirbti nenoriu, viskas, aš jau atfiltravau viską. Ir aš dirbu tik su tais, kuriems skauda. Jeigu neskauda, nėra apie ką kalbėti. Tai padėk Dieve, tegu neskauda niekur jiems. Aš ne ta prasme, kad mažiau klientų būtų, mažiau žmonių, bet geriau mažiau būtų jų, kurių gelbėt reikia, bet tiems, kuriems reikia pagalbos, tegu jie masto. Jūsgi suprantate, aš kaifuoju nuo to. Man patinka kurti žmonėm naujus gyvenimus. Dėl to čia yra daugiau ar mažiau, čia tiesiog, čia yra mano kaifo zona. Šiuo metu yra tokia. Ir mes, jeigu prieisime prie to termino, leidžiu tau gyventi, aš jums daugiau ar mažiau papasakosiu, kame čia viskas yra ir kaip čia viskas buvo, jeigu jūs norit. Ar įdomu būtų? Įdomu. Esmė yra tame, kada, tarkim, aš savo laiku labai ilgai sėdėjau, o tarkim, aš ilgai sėdėjau, galvojau, kokia gyvenimo esmė, o ką reikėjo daryti, o čia gal reikia melstis, o čia galbūt reikia užbaigti 8 aukštus išsilavinimus, gal reikia akademikų būti. Ir aš labai daug tam laiko atidaviau. Ir, tarkim, yra labai daug žmonių, galbūt tie, kurie žiūrės, tarkim, tie, kurie studijuoja, tarkim, jogą, ten reikia, tarkim, kažkokius dvasinius praktikas, ten meldžiasi ir taip toliau, kaip pavyzdys. Ir su daugeliu žmonių aš kartais, nieko nesakau, kokia yra esmė. Ir įsivaizduokit, jūs tikriausiai tokių žmonių yra belie kiek matėt. Eina, tarkim, į šventyklą, eina dar ar namie, meldžiasi 30 metų ir turi vaką. Jūs jau dabar suprantate, ką jie daro? Taip. Jie pizdėlina savo. Esmė gyvenima ne tame, kad kažką tai prašyti. Nes aš visada sakau, tarkim, ir studentam, ir tie, kurie biškia aukštesnių lygio, arba tie, kurie jau tą supranta, yra toks dalykas. Ką tu gali paprašyti, kada tu jau viską turi? Ten kažkas juda pas jūs viduj? Juda. Kas dabar ką tik pasakiau? Juda. Suprantat, apie ką aš dabar kalbu? Nepilnumoje, bet suprantu. Esmė yra tame, kad mes viską turime. Ir po to mes sukuriam kažkokį tą fantomą, kad mums kažko tai trūksta. Ir po to sėdi tam trūkume, bando savo pameluoti ar padaryti kažkokias machinacijas, kad būtent tai neduoti, kad vėl save užkrūtinti, vėl save užbalamutinti, vėl save įtikinti, kad toliau gyventi taip, kaip aš toliau gyvenu. Ne, nesinori. Aš bendrai sakau, ką jie daro. Ir čia ne tik apie dvasingą gyvenimą, čia ir apie buitinį gyvenimą. Nes, sakau, mes gyvenam akimirkose arba intervaluose. Pas mane net būna tokiu atveju, kada žmogus pas mane ateina ir aš iškart matau, kad, tarkim, pas jį yra, tarkim, tu pagyveni 2 intervaluose. Pirmas intervalas, tarkim, buvo tame, kad man trūko dėmesio, o po to, kada, tarkim, žmogus apsiženiojo, ir jam trūko pagarbos. Tu ateini ir sakai, tau trūksta pagarbos ir tu biški buvai vieniša, taip iš kur žinai. Tas jau matosi. Aha. Ir žmonės, jie gyvena kilpose ne dieną, ne savaitę, ne mėnesius, o metų metams. Ir jie negali suprasti tam tikrų dalykų. Taip,
jie turi praeiti tam tikras visas tas intervalas, daug metų prasukti visus variantus, kaip man padaryti, kaip man prie tos problemos, kaip man prie savęs prieiti ir pagaliau pamatyti tai, kad tam vidų yra. Kai kuriem iš tikrųjų reikia po 30 metų pasuktis, kaip tarkim mano galvoj buvo, ne? Kodėl aš taip sakau, tarkim, kada aš mačiau, tarkim, ne? Nu, žmogus, tarkim, astrologas, ne? Nu, aš taip žiūriu, jį ten kažką konsultuoja, kažką tai sako, bet iš esmės po 20 metų, kai kurias aš tiesiog taip žiūriu, yra tokių žmonių, nu, kartais tiesiog biški suteikiu dėmesį ir aš matau, niekas nepasikeitė. Kai buvo kažkada tai pas mane, aš ilgai negalėjau suprasti, kodėl man neišeina žmogui įdėti tai, ką aš matau. Kada atsirado hipnoterapija, aš jau labai gerai viską supratau, kaip viskas tas turėtų būti darytis, ne? Arba kitas žmogus, o tarkim pas mane yra klasiokas, mes kažkada tai mokinomės kartu, labai greitai jis arba apsiženio, arba tiesiog, nu žodžiu, jie su panelė ten pradeda gyventi ir jau mažiausiai 10 metų, kiekvieną šeštadienį jis įdeda postą, kaip praėjo jo šeštadienis. Ir? Nu, ten su gėrimais, su vynu, ten dar kažkas. Tai, ir aš iškart matau, žmogus kilpoje gyvena. Bet jis to dar nežino, kad jis dar negyvena. Jo nėra ten. Aš tą dalyką supratau. Vat, kad iki to daeiti, aš po to supratau, kaip galima būtų, tarkim, 20 metų visą tai, kas buvo, sutankinti iki 15 minučių, sutvirtinti taip, kad jį va taip paimti ir pagaliau, kad jis galėtų gauti tai, ko jis nori. Ir kada visą šitą dalyką, kada aš jau pražiūrėjau ir kada aš pamačiau, aš tiesiog žinau, kaip reikia sakyti ir kokiu būdu ir kada. Kad žmogus pagaliau atsivertų. Nes jis bėga nuo savęs, jis nemato savęs, jis aplinkui va taip sukasi, ne, aš sakau, pažiūrėk čia. Žmogus pažiūrėjo ir viskas, ir tarsi sakau, o, aš viską supratau. Dabar aišku tapo. Jo. Ir kada aišku tapo, žmogus jau viskas jaučia gyvenimą, jis jau žino, ką reikia daryti. Tai tas pats su manim. Nu, tai aš darau su visais, tie, kurie nori, tie, kurie pasiryžta, aš duodu būtent tokį leidimą. Tokį, kokį aš kažkada tai gavau, čia buvo maždaug seniausiai, bet aš pilnai jų užtvirtinau 3 metus atgal. Ir viskas. Čia konfliktas baigėsi. Aš pradedu suprasti, kas vyksta, pradedu daryti teisingus veiksmus ir viskas. Mane nedusino, mane nekankina ir mane niekas nemuša. Konfliktas išspręstas. Nu, super. Ir dabar, tarkim, kaip dabar, kad vėlgi daugiau ar mažiau, kad būtų aišku, ne to aš bandysiu suformuluoti, toj sekundėlę. Kada konfliktas buvo jūsų išspręstas, kokią mintį pagrindinę arba kokį veiksmą jūs pagaliau turėjote daryti kiekvieną dieną? Ką jūs supratot? Kad gyvenimas yra skirtas man ir aš jį noriu gyventi oriai, padoriai, su gera nuotaika, be pesimizmo. Ir kokį veiksmą jums reikėjo jau išmokti daryti kiekvieną dieną? Atsikeli ir džiaugiesi savim. Kitaip tariant, jeigu aš teisingai suprantu, jums reikėjo ir visą tai, ką jūs praėjote su visais vaistais ir taip toliau, jums reikėjo išmokti daryti taip kiekvieną rytą. Taip, mane tas, aš niekada to nedariau, visą laiką atsikeldavau, o dabar aš atsikeliu, sveikinu save su nauju rytu ir... Ir čia yra pagrindinė esmė, kad gyvenimas pasikeistų, aš visada sakau taip, kad jeigu tu nori, kad gyvenimas pasikeistų, tu pradžiai sustok daryti tai, kad tu darai kiekvieną dieną. Jeigu dar jie sugeba ir jeigu dar sugeba suprasti.
Vat kada tu sustosi, kada tu pagalvosi ir kada tu įeisi į save, tau konkrečiai aiškiai pasakys, ką tau reikia daryti. Ir jeigu žmogus pradeda daryti visiškai kitus veiksmus, jo gyvenimas kardinaliai pasikeičia. Keičia, Suprantat? keičiasi ir aš sakau, aš techniškai analizuoju tą dalyką ir aš jaučiu, kad keičiasi. Tai man to reikia, man šito reikia ir aš progresuoju į priekį. Tai vat jeigu jūs dabar darysite būtent šitą veiksmą kiekvieną kartą, tai pas jūs bus visada taip, kaip dabar, arba net geriau. Aš žinau, kad bus geriau, nes man eina geryn ir vis geryn ir atsitinka geri dalykai ir savijauta gerėja, ir pasitikėjimas gerėja. Nu, realiai, ne tai, kad nerealiai man gerai, man realiai yra gerai. Aš tą jaučiu ir fiziniam kūne, ir dvasiniam, ir stiprume, nu, bele kaip. Mhm. Dabar galim tada biški praeiti, ne, prie tos situacijos, nes vėlgi pas mane su tokia situacija ateina daugiau ar mažiau 90% žmonių. Ir man visiems reikia būtent tą dalyką žmonėms patvarkyti arba bent jau paaiškinti. Kokia buvo situacija pas jūs su jūsų tėvais ir ką jūs dabar supratote? Tėvais jo buvo, supratau, buvo tokie, kad aš jaučiausi dar kaip vaikas prieš juos, visą laiką jų įtaką jaučiau, visą laiką jie domėjosi mano finansinė padėtim, šeimos padėtim, tenai kažkokie tai prašymai buvo kaip ir kaip tu negali, tu turi rasti tam laiko, nu tokie buvo, nu blogas jausmas, kai, nu, keista, atrodo, tėvam reikia padėti, sakyti, kad mylėti, reikia gerbti. Pagarba išlieka, meilė išlieka tėvam, bet aš, irgi po vienos pamokos aš atsikračiau šitų dalykų ir buvo pokalbis iš tikrųjų su tėvais, kad hebra, davai darom paprastą dalyką. Aš išaugau, aš esu vyras, aš turiu ir noriu gyventi pagal savo protą, pagal savo išgalės, o ne tai, kai jūs man liepėt, mane spaudžiat, man nurodinėjat, sakau, baigiam šitą dalyką, manęs galima nuo šiol tik tai paprašyti. Jokių liepti, jokių privalai, jokių tenai kitų pasakojimų man nebegalima skirti. Ir jie suprato tą dalyką, dabar einame vėlgi į tą tokį normalesnį bendravimą. Aišku, pagalba jiem išlieka, jie yra pakankamai garbaus amžiaus, ten sniegą kažkokį nukasti, ten dar kažkur nuvežti, tai čia tie dalykai išlieka, bet jau požiūris į mane pasikeitė, o aš toj vietoj pats pasijaučiau, įkvėpiau ir žinau, kad jau skambutis ir aš bendrauju kaip su lygiu, o ne kaip vaikas, kuriam galima liepti, nurodinėti. O toks atvejis yra, irgi čia esminis dalykas mane pasikeitė. Nu, tai su to reikėjo dirbti. Arba aš jos pakeičiau, kaip sakyti, Čia jūs pakeitėt. Aš tiesiog jums padėjau pamatyti, kaip yra iš tikrųjų, jūs po to pats nusprendėte, kaip turėtų būti. Čia labai svarbus irgi buvo momentas, nes aš pastoviai jaučiau tą priklausomybę jo tėvų, kad jie mane laiko dar užčiuprinus kažkur tai, kad dar laiko mane. Kad aš tenai noriu pasipurtyti, pabėgti, bet jie šunelį, tu čia mūsų esi dar. Jo, kaip su 5-mečiu elgesi. Jo, o dabar yra paukšt ir viskas. Все. Ir kiek jūs ten per kelias minutės nuo 5 paaugot į priekį? Kaip jūs manot? Nu, čia nežinau. Kiek metų? Gal ne iki dabar dar, bet kokie 3 iš tikrųjų šoviau į priekį. Vat matot, kaip galima per 15 minučių 30 metų pragyventi. Įsivaizduojate, kokia patirtis? Jo, kaip jūs vėl dabar užmėt tą temą, aš jau buvau, kaip ir jau viskas susitvarkęs, bet jo, iš tikrųjų, jinai egzistuoja, jinai jaučiasi, ta priklausomybė ir tame pačiame dalyke neleidimas savo gyventi ten buvo. Ten buvo dar neleidimas savo gyventi. Priklausomybė čia, priklausomybė ten, baimė ten, tas, anas, mąstymas toksai nerišlus. Išsisprendė su tėvais tie dalykai.
Nu, čia buvo pagrindinis dalykas, jums to reikėjo, nes jūs pastoviai jautėt save, kad aš esu mažas vaikas ir kažkaip tai aš noriu daryti. Tai Kaip tai, negėda, tai, ką jūs galėjote daryti 5 metų, viskas buvo kaip ir tvarkoj. Bet šeimoje tą, ką jūs darote, kada jums buvo 5 metai, tai daryti neįmanoma, kiti nesupranta. netinka, jo. Bet čia vėl Ir jau reikėjo keisti matymą visą šitą taip, dalyką. reikia vėl vat, tokio pokalbio, kaip mes kaip kalbėjom. Jo, reikalingas toks pokalbis, reikalingas tos žinios jūsų ir ne tai, kad įtaiga, bet vat, žinojimas, kaip yra ir kodėl tu toks esi. Kodėl tokie santykiai yra su tėvais. Čia, blemba, čia yra ilga tema, kol žmogui daina. Bet man Nu, jo. nedaviau, bet man daėjo, aš pats jutau tą dalyką ir sprendžiam. Nu, turėkit omenyje, aš tam atidaviau daugiau negu 20 metų savo darbo, kad pagaliau suprasti, kaip šitą techniką veikia. Okay. Kad tą pajusti ir suprasti, kur žmogus užstrigo, ką jam reikia konkrečiai, kokį veiksmą padaryti, kad jis pagaliau galėtų būti ten arba gauti tai, ką jis jau turėjo, tarkim, 20 metų kaip minimum gauti atgal. O tokie vat dalykai. Ok. Dabar, jeigu mes perėsim prie kito dalyko, norėčiau dar užfiksuoti, kad jūs taip pat galėtumėte tą žinoti ir jeigu jūs kažką tai pamirštumėte, kad jūs galėtumėte jau vėl grįžti ir suprasti, kaip čia viskas yra. Supratot, ką reiškia rašymas? Ant kiek jis yra svarbus? Ar dar nelabai? Supratau, vis dar neskiriu tam pakankamai dėmesio, bet supratau ir vėl yra išanalizuota ir techniškai praeita, kad tai vėl veikia. Jeigu žmogus... Netikėjau, nes esu, kaip sakyti, nesu beraštis, bet netikėjau, kad rašymas turi tokią jėgą. Netikėjau ir tiek. Bet pradėjau rašyti. Aš sakau, kada tu normaliai žmogui paaiškini, ypatingai kada, tarkim, aš puikiai suprantu jūs, kas buvo, ypatingai nuo mokyklos, nes kai kurie žmonės sako, duok man motyvacijos, aš tingiu, padaryk man, kad aš netingėčiau. Dar kažkas tai, gamtoj to nėra. Suprantat? Jeigu tau reikia valgyti, arba tu nori žiauriai eiti į tualetą, nėra tokio žodžio tinginystė. Tu tiesiog imi ir darai tai, kas yra natūralu. Ir tinginystė atsirado arba nuo visų šitų motyvacijų, kažkur tai reikia dar kažkas, tik nuo vieno dalyko. Mūsų privertinėjo daryti daug metų tai, ką mums netiko. Ir ypatingai nuo mokyklos. Taip. Ir kada žmogus jau, tarkim, kitas žmogus, kuris supranta, sako, padaryk tai, kad tu darai 100 kartų nuo to, kad tau buvo blogai, tai reikia dar mokėti pasakyti, nes žmogų tiesiog paėmė, sulaužė tą, kas pas jį buvo gerai, padarė į blogą pusę ir kada tu tam tinkamai sutvarkai ir paaiškini, ką jam nebuvo normaliai paaiškinta, tai tada jis supranta. Supranta, ką aš turiu dabar tom pasakyti. Tai vat pas jūs buvo būtent tame situacija, jums nepaaiškino normaliai ir nebuvo, kam buvo paaiškinti, ką reiškia rašymas. Taip, bet kada tu normaliai susakai, tai dabar jūs suprantate, visą tai, ką jūs dabar surašot, visa tai yra jūsų kaip ne tai, kad taisyklė, čia yra jūsų kaip dabar jau kaip man tą įsireikšti teisingiau. Tai čia kitaip tariant jūsų realybė. Čia kaip dėsniai. Jo, veikia. Nu, tai jeigu tu tinkamai normaliai viską paaiškini, tu tiesiog žinai, kaip reikia pildyti tą dienoraštį. Jo, aš buvau irgi skeptikas, dienoraštį kažkas pildo, kam čia reikia, koks čia tikslas,
Kas čia turi būti menininkas, gal aš galvoju, kad menininkas ar kažkokios pakraipos žmogus turi būti, bet pasirodo, jo, techniškai tai tie dalykai yra labai svarbus. Dabar jau savo pagavo tą esmę, kad visi, kurie tapo milijonieriai, jie visi rašo. Jo, mes tą kalbėjom, to dalyko nežinojau, buvo kaip ir naujiena. O tie, kurie nerašo, kuo jam tampa? Koks yra kelias jų? Skaito. Atsiprašau? Tie, kurie nerašo, skaito. Tai koks yra jų kelias? Jūs dabar supratat ar nelabai, kur jie nueis? Tai paaiškinti negaliu, bet man, kad rašymas Tai veikia. kaip jums atrodo? Sunku išsireikšti, kur jie gali nueiti. Matai, yra tokių žmonių, kuriems neturi tokių, kaip sakyti, visokių klausimų psichologinių, jie nei rašo, nei ką daro. Jie gyvena tą tokį pažintinį paprastą gyvenimą, sakykime, ne? O man, ką reiškia rašyti, aš supratau, kad tai man techniškai veikia, o kaip jums sakyti, kas nerašo, kur... negaliu taip. Gerai, aš jums paaiškinsiu. Man padėkit man. Tai tie, kurie rašo, jie kūrė taisyklės. O tie, kurie nerašo, jie vykdo tai, ką sako kiti. Čia kaip ir dėsnis gaunasi, jo apibrėžimas kaip ir jo. Aš sakau, jeigu tu tinkamai supranti visus tos dalykus, gaunasi būtent tokia situacija. Nes tie, kurie nerašo, jie nesupranta, kur jie turi eiti ir ką jie turi daryti. Jie tiesiog pastoviai ateina ir sėdi ir laukia, kada tu man duosi įsakymą, ką man reikia daryti. Ir pasakys, tau eik dabar už 1000 eurų, nežinau, ten betoną maišyk. Ir jie tą ir darys, nes daugiau jie nesugeba. O tie, kurie rašo, jie tiesiog, supratau, šią aš parašiau, o dabar va taip, dabar, matau, dabar pas mane jau santykis su žmonėm pasikeitė. Va taip, o dabar jeigu aš šitą parašysiu, gerai, dabar mane jau viskas, dabar aš jau tapau medijos žmogus. Ir automatiškai jis jau supranta, jis jau gyvena jau kitam lygmenį, jis jau ne čia gyvena, jis jau gyvena ten. Ir jis sukuria naują gyvenimą kitiem. Kitaip tariant, kiti žmonės pradeda gyventi jo galvoje. Jo, man pradžiai nepatiko ta mintis, nes nepagaudavau savęs, bet kai praeidavo dieną, galvoju, blemba, gerų dalykų buvo, reikia užsirašyti. Pasirašau, kažką tai į priekį pasirašau ir kitą dieną vakare jau vėl noriu rašyti. Čia tas dalykas mane užgavo, man patinka tas dalykas. Jo, tai teikia naudą iš tikrųjų. Pasitikėjimą naudą. Kol kas keista buvo, kaip aš pradėjau rašyti. Aš niekada nerašydavau, niekada. Bet pradėjau ir man pradėjo patikti. Ir man kaip ir pasąmonė sako, eik rašyk, tau reikia. Tai vėlgi reiškia, turi ne tik naudą, turi jėgą kažkokia tai tas rašymas. Patikėkite dar kokią. Tai va, aš po truputį jaučiu, kad pildosi ir man tai patinka. Irgi esu nedideliam to bėgimo į priekį distancijoje, tai nenoriu dar visko atskleisti, noriu vis labiau ir labiau įsitikinti, tikėti. Man yra toks, suveikė, blemba, suveikė, bet dar nenoriu dar išsklaidyti, noriu prie savęs pasilaikyti tą gerą jausmą, kas man suveikė ir veikia. Dar nenoriu išbarstyti jo. Kai jau žinosiu... Tai viskas, kaifuokite, čia yra jūsų. Jo, aš sakau, kaifuoju, dar nenoriu ten... Ar tu žinai, kaip aš čia parašiau ten tas įvykti? Dar nenoriu. Dar praeina kažkiek laiko, kad tai taptų kaip automatų, kad eitų. Kaip aš kad mašinė, kad vairuoju automatiškai, viskas gaunasi. Ir va čia, tame aš noriu automatą. Ateis laikas, mes apie tai pakalbėsime, dėl to aš taip giliau ir neklausiu, ką ten nusirašinėti, todėl čia jau yra asmeniniai dalykai. Okay. Dabar jeigu mes perėsim prie kito dalyko, o dabar jeigu mes pafantazuosime, ne, o tarkim iš to, kiek jūs sumokėjote, ne,
kiek jūs dar aparto, jeigu mes sulyginsim, kiek jūs dar pliusų papildomai gavote? E, kiek aš gausiu, kiek aš gausiu pliusų, kiek aš gavau, dabar galime išsilyginti, kiek aš gavau, galime išsilyginti. Bet aš žinau, kad aš gausiu. Aš gaunu po truputį, bet aš žinau, kad gausiu daugiau. Nes jeigu piniginė ten išaiška mąstyti, tai čia ir hebra čia, nu, juokas. Aš visada galvodavau, o davai kaip nors be babkių, žinai, davai, tu padaryk ten man Aha, kažką, tai aš tada tau aha. statą, tada duosiu pinigų, ne, taip galvodavau. Bet čia irgi turbūt yra tie aukštesniai dalykai, kurie taip turbūt neveikia. Ir man negaila nei trupučio. Pradžiai buvo keista, bet kai sumokėjau, aš atsimenu, pasakau, kad buvo geras jausmas. Geras jausmas, Mhm. žinia, kad tu ne kažkokį indėlį kažkur tai įdėjai už centus, ne kažką tai, bet ieškai savo pagalbos ir gausi. Ir kai tu gausi tą pagalbą, tu atgrosi daug daugiau. Dabar aš negaliu tą sumą įvardinti, kiek aš atgrosiu, bet aš žinau, kad aš atgrosiu. Nu, aš tiesiog, va tie, kurie praeina, nes yra toks dalykas. Dažniausiai, aišku, tie, kurie tik pradeda, jūs jau tą jausmą patyrėte. Jie net žalio supratimo neturi ir nesupranta, pirmas dalykas, su kuo jie bendrauja, kam jie moka ir apskritai, kas čia per ritualas. Net arti nesupranta. Taip, sudėtinga suvokti yra. Aš kažkiek tai suvokiau, bet, ne taip, netoks buvo supratimas. Visiems reikėjo gyvo bendravimo, gyvo, kaip sakyti, aiškinimo, privedimo prie to ir tų tokių kietų vyriškų pastabų. Ar tu nori būti taip, kaip buvo kankintis dar? Ar tu nori dar? Bliama, toks klausimas. Mane net purto, galvoju, ar aš toks visą laiką buvau aslas, kad aš visą laiką taip gyvenau. Tokių papurtimų, nėra. Nenusipirksi pas psichologą, jis nepapurtins, nukaršins, numarins ir tai va. Ir dar pinigus sumokės, ir dar papildomai demonų dar Tenai gausi. Bonusų. suma netokia, bet tenai yra pastovus melžimas po truputį. Kiekvienas vizitas po 100 euriukų tenai, tai irgi. Tai aš galiu vieną dalyką pasakyti. Pas mane buvo žmogus, kuris, įsivaizduokit, per 20 metų, aš po to, kai jie davė užduotį, ne, paskaičiau, kiek tu suvarėjai. Tai suma buvo ir 100 000 eurų. Pilnai įmanoma, jo, jeigu žmogus ieško ne ten savęs, tai mes daug tratinam pinigų pro šalį. Jeigu paskaičiavus, kiek mes prageriam, kiek mes pravalgom kažkur tai kreivai, keistai, nereikalingai, kiek mes nereikalingų daiktų prisipirkam, tai sugražink tą sumą, investuok į save. Aš palyginau šitą dalyką su mašinos remontu. Blemba, mašina man sugedo, man darbo įrankis, aš ją remontuoju, ten reikia 300 ar 200, kartais reikia ir 700 eurų. Galvoju, palauk, o aš į save, man gaila į save, savo remontui, man gaila pinigų. Blemba, kai aš pradėjau pervesti tokį dalyką, palauk, žmogau, tai tu pagrindinis esi įrankis, pagrindinis motoras, tai tu gydyk save, tau gaila pinigų, aš savęs paklausiau. Blemba, mašinai negaila, indam negaila, padangom negaila, terasai negaila, tenai kažkokiem baldam negaila. Palauk, o aš? Čia į save aš dedu, grinai į save pinigus. Tai toj vietoj atsivėrė čakra, sakė, ramiai, į save, investuok į save. Viskas. Ir kaip jums šitas supratimas? Офигенnas, žiauriai. Oфигенnas, įsivaizduojate, iki to daeit žmonėm yra tik vienetai. Ta supranta tik tie, kurie jau moka uždirbti ir moka išlaikyti pinigus. Aš uždirbu ir aš anksčiau verkdavau, kad čia yra mažai, čia ir nepakankamai, bet kai aš pakeičiau mąstymą, matymą, suvokimą, padėką už tai, ką turiu, man užtenka. Tai va, žiūrėkite, kaip buvo. Tarkim, pas mane buvo vieną kartą atėjusi moteris. Pas ją buvo nuo gimimo su dukra emociniai santykiai labai blogi.
Ir kada jai buvo dukrai jau 14 metų, ten jau buvo avarija. Nu, ten buvo jau iš tikrųjų, ten žmogus sako, man padėk, nes jau viskas, aš nežinau, kas bus. Ane? Tai pas ją buvo ant veido čia porą tūkstančių uždėta. Po to buvo va šitas dar porą tūkstančių uždėta. Po to aplinkui. Po to 2-3 kartus į metus į atostogas išvažiavo. Ir aš po to jau uždaviau klausimą. Tai kaip manai, kiek kainuos tavo dukros atsistatymas ryšys emocinis? Nu, aš manau, ten 250 eurų. Jo, mes žiauriai nuvertinam investiciją į save, į šito dalyko remontą. Žiauriai nuvertinam. Žiauriai. Nes iš šito dalyko eina visos pakritinės lygos visokios iš čia. Jos nueina į, nenoriu vardinti, bet pasidaro fiziniai dalykai, ne tik emociniai tau trukdo gyventi. Čia jūs dabar šitą dalyką suprantot. Jo, aš šitą dalyką supratau, nes aš esu gyvas pavyzdys, kad man jau pradėjo eiti į kūną, aš dar, kai buvo tas momentas, aš rankas negalėdavau pakelti. Tai jau pas daktarų leido man čia amplek tokie, ten masažą tokį, aš tenai ištaškiau vėl pinigėlių, tenai, kad ir 360 atsimenu už masažą, ten daktarui ir dar kažką tai dėjau, bet čia buvo ne į temą gydymas, čia buvo bėda, kuri man jau ėjo į rankytę, blemba, į kojytės dar pastoviai pasikelu toksai pavargęs, ale, tai va tau jau fizinis kūnas šaukia, kad tu jau iš vis, toj gali sugriūti. Taip, bet smegeninė nesupranta. Žmogus va taip sėdi, kaip su tų pusnugių sėdi, sako, tau, blėts, atsiprašant, pjaus ranką. Ne. Ką? Ką pasakėt? O kiek kainuos ką daryt? O čia ilgai, o galbūt po to jį dar kažkaip padarėjo, o kaip tai tam žiūrėjau. Tai mes nedarom prevencijos savo mąstymui ir savo protui. Reikalinga yra prevencija, reikalinga yra šviesa, geros žinios, gera nuotaika, pasitikėjimas savim reikalingas. Ir tai išvengia tų visokių ligų. Čia yra prevencija, teisingas gyvenimas, ko aš dabar mokausi. Tai va, šviesių minčių, gero mąstymo, gerai nusiteikti iš pat ryto, tai čia yra mokslas, čia pamokos duotos yra. Ir tai yra prevencija. Tai yra prevencija nuo visokių lygų, nuo visokių negalavimų. Jeigu tu nieko nedarysi, tai pareis, kažkas pareis. Bet tai, va. Aš galiu dar daugiau pasakyti, kad duoti kitiem žmonėm, duoti leidimą gyventi, tu turi pats jį gauti daug aukštesnį negu tą, kad tu dalini kitiem. Suprantat? Suprantu. Ir būti pavyzdžiu būti jėginiu, būti sveiku, būti pasitikinčiu, žinoti reikia. Geriau, arba galima taip pasakyti, čia priklausoma kaip kam. Ir gaunasi taip, kad jūs jau dabar suprantate, kas dirba įstaigose. Patys negavę leidimo gyventi. Aišku, taip jau gaunasi, tokia industrija, jeigu skauda, tą ką daryti, ten įmeta ten į Google, ką daryti, man skauda ranką, ten iškart rašo ten daktaras dar, ten jau yra jo rodiklė, kur nueiti, bet ar tau padės, tai čia yra klausimas, ne? Ir žmonės ateina ir automatiškai, jeigu tu pats nedavi savo leidimo gyventi, kaip tu gali kitiem duoti? Tai niekaip. Čia yra deficitinis dalykas ant rinkoje. Dėl to ir gaunasi taip, kad specialistų yra belė kiek, žinovų yra belė kiek, kosminio energetų, ten super, ten, nežinau, ten dar kažko, tai kosmoso dėsniai, ten, karma, čiavo, taip. Specialistų belė kiek, o nesveikų yra milijardai. Jo, kol žmonės nepagaus kampo, taip ir bus. Tame ir esmė, aš visada sakau, kad pradėti gyventi reikia gauti 3 leidimus. Su 2 problemų dar nėra didelių. Jeigu žmogus tikrai porą metų tam atidavė, dar normaliai. Su 3 yra dideliausia problema.
Prisimenat, kokie yra turi būti, ar dar nelabai? Dar nelabai. Pirmas dalykas, leidimas gyventi pat savo, leisti. Antras, leidimas, čia vėlgi galima įvairiai šnekėti, čia yra tas pats. Leidimas nuo programos, nuo emocijos, išleisti tos emocijos, nuo demonų. Kitaip tariant, nuo tai, ko mes esam nepriklausomi, bet mes gyvenam šitoje erdvėje. Ne? Su šito viskas tvarkoj. Ir aš galiu būti palankus savo. Ir demonas gali būti palankus tau. Ne? Bet trečias yra deficitinis. Ir šiai dienai gaunasi taip, kad kuo toliau, tie, kurie, va, tarkim, gauna leidimą ir gali duoti kitiem, tuo jų yra to mažiau, o tie, kurie nori to leidimą gauti, jų daugėja. Tai reiškia duoti leidimą nuo vedlio. Čia yra deficitinis. Ir tokių yra vienetai. Ir dėl to žmonės gyvena taip, kaip jie gyvena. Nes reikia visą šitą dalyką praeiti, prasukti, pabūti ten, pajusti, įeiti, praeiti tam tikras ceremonijas, galbūt, tarkim, ne 100 000 įvaryti į save kaip investiciją, be garantijų dar. Nežinia, kad tu po to su to, jeigu tu ten panersi, nežinia, kad tu po to ištrauksi, kad danešti galbūt, jeigu tu dar to norėsi, danešti žmonėm tą žinią. Va tokie va dalykai. Tai va, jeigu grįžti prie viso to, kas vyksta, ne, va tarkim, kaip pavyzdys, kad jūs galėtumėte dabar suprasti, kas su jumis toliau vyks. Jūs dabar, kaip suprantu, gyvenime tokios investicijos jūs niekada nedarėte, ne tą, ką padarėt su manim, teisingai? Niekada. Ir dabar žiūrėkit, kas bus. Jūs suinvestavote dabar, sumos nesakysiu, tiek, kiek suinvestavote, jūs dabar save pataisėte ir dabar jūs daugiau ar mažiau dabar suprantat, kaip toliau viskas įsisuks. Jo. Nes, kaip jūs teisingai supratote, ne, jeigu tu į save neįdėsi, jeigu tu save nepataisysi, kitaip tariant, jeigu, tarkim, tu namus sutvarkai, ne, ten žmoną patvarkai, ten su viskuom, ten su auksais ir taip toliau, tarkim, namas sutvarkytas, viskas sutvarkytas, bet jeigu tu vėlgi save nepatvarkysi ir būsi kaip ubagas ir neįdėsi į save, tai kaip tu po to važiuosi toliau? Taip, aš to ieškojau, tam nusiteikiau, tą padariau ir mano rezultatai eina į viršų. O dabar įsivaizduokite, kas galėtų su jumis įvykti, jeigu atitinkami jūsų paruošti, jeigu daeisite iki tam tikros fazės, kaip mano mokytojas, ne, pasakė, tarkim, aš už 2 dienų coachingą sumokėjau 405 000 baksų. Kaip jums toks lygis? Man atrodo normaliai, todėl kad esmė yra tokia, jeigu tu eini į tokį coachingą, tu turi prieš tai jau nemažą bagažą supratimo, neįsitikinimų, bet žinojimo ir tikėjimo, ir tu eini dar giliau. Tai aš prieš tai, vat irgi, būdavo, skaičiau tenai Facebook'e kažkokius, tai kažkur tai kažką, tai žvaigždės tas, anas, bet aš pasirinkau jumis. Tai, vat, ką jūs dabar sakėt, kur sumokėti, tai pasirinko tikslingai, kaina turbūt jau žmogus žino, kad yra adekvati ir jisai už tą investiciją gaus ir grąžą. Aš taip galvoju. Aš vėlgi tie, kurie supranta, aš manau jau daugiau ar mažiau jūs jau pradeda tą suprasti. Aš bent jau lietuvį kalbančiai žmogus, ne, ten kai kurie sako, ten ne tokia tiranė, 100%, man nusispjauti, ką jūs ten galvojate. Bet tai, ką jūs galite suprasti iš lietuvių kalbos, aš Lietuvoje esu vienintelis. Aš ko gero tą pastebėjau, prieš tai aš bandžiau kontaktuoti su rusakalbiu, neatsimenu, viskas buvo panašiai kaip su jumis. Buvo ir pokalbis,
prieš, bet jisai, kaip supratau, ukrainietis, toje visoje Vokietijoje liktais ir aš nepasirašiau. Nepasirašiau. Man vat, tas trukdė. O jūs esat Lietuvoj, lietuvis ir aš daugiau nieko neradau. Aišku, tada nesikvisau, bet vat, ką radau, tai jumis ir mane imponavo. Nesvarbu, kaip jūs kalbat, man svarbu, ką jūs žinot, tai ką jūs darot. Man nesvarbu, man asmeniškai netgi patinka man tas dalykas, vat, kaip jūsų tas dialektas. Man neveža. Žinot dėl ko? Dėl tiesumo, dėl tiesmukiškumo, kad nereikia ten pagražintai kalbėti. Jūs kalbat iš esmės ir ta esmė iki manęs daeina per pusę žingsnio. Man nereikia ratų vaikščiot, kad esmė ateitų. Vat kurie. Aš tiesiog taip bendrai pasakau, jo. Nes man esmė yra, vėlgi, kaip dabar pasakyti, aš ne lingvistikos mokinu žmonės, ne? Ir kitas dalykas, jeigu tu norėsi prie kažko tai prisidraskyti, tu būtinai prisidraskysi. Ir surasi priežastį, kodėl tau nereikia to dalyko daryti. Ruslanai, čia yra tie momentai, į kuriuos aš jau nebekreipiu dėmesio. Aš kreipiu giliau į gilį žmogaus, ką jis man duoda. Čia kliurkus yra, kurio, jeigu žmonės, man kito nieko, aš negaliu parodyti, kad jeigu jie kreipia dėmesį į tokį. Čia yra tiesiog vėlgi psichologinis dalykas ir taip ir turi būti, aš specialiai juos ir triginau. Dėl ko aš visą šitą dalyką norėjau pasakyti. Esmė yra tame, jeigu paimt kokybę ir kainą, kaip pavyzdys, jūs geriau Lietuvoje ir nesurastumėt. Bent jau aš tokio negirdėjau. Tai aš gal dėl to sakau, aš esu vienintelis. Ir kol kas, jūs praėjote pagal visą savo mano minimumą. Dažniausiai žmonės sumoka daug daugiau. Sakykim taip, kad tą, ką aš suradau, galimybės mano buvo, galiu patvirauti, kai buvo beveik lubos, ką aš galėjau leisti. Bet aš labai norėjau. Ir atradau tą galimybę leisti savo. Dėl to aš ir jūs ir priėmiau, nes aš pamačiau, kad jūs labai norėjote, pagalvojo, bala nematė. Svarbiausia, kad aš nesigailiu. Man tas yra svarbiausia. Nes aš čia vaistų, aš nenusipirksiu tokių vaistų, čia nėra tokių vaistų. Kas vyksta, kokie supratimai, kokie techniniai dalykai pasiūlomi, tai čia yra nerealu. Tiksliau, čia yra tiem, kurie supranta. Tie, kurie nesupranta jūsų ir gyvenimą ir net apie 100 reinkarnacijų jūs to nesuprasi, kaip mano mokytojas sakė. Jeigu tu pasnukis nesupranti, tu vis tiek ateisi pas mane kitam gyvenime. Ir aš vis tiek saukysiu tau patį. Tai va. Kas norėjot pasakyti? Ne, aš turiu omeny, kad žmonės tikrai nesupranta, bet aš nežinau, ar jiem neduota yra suprasti, ar jie neieško giliau savęs, ar jie yra antiek patenkinti tuo paprastu gyvenimu, kai jie gali 100%, o jie gyvena tenai 25-30% savo galimybių. Mažiau 5. Gal aš optimistiškai pasakiau, jo, bet kaip man ateina suvokimas, kad žmogui į šitą pasaulį atėjusiam yra duota kažkokia tai, jis kažką tai turi sukurti, jis turi kurti, jis yra reikalingas, jeigu jis atsirado tam gyvenime, jis yra reikalingas. Jis gali padaryti daug kažkokį tai gėrį, kažkokį tai įsimintinų dalykų. Ir jeigu jis egzistuoja, tai, kaip sakai, 50%, tai kas iš to? Argi mes gimėm pamiegoti, pavalgyti, pašikti ir toliau vėl eiti į darbą ir vėl eiti miegoti? Ne, tikrai ne. Tikrai ne. Mes reikalingi šiam pasauliui ir savo daug daugiau, platesnė. Norite, aš jau papasakosiu, kodėl. Ir po to ten sociologai, psichologai, arba dar kažkokie tai super specialistai, kodėl jie kalba, kad mes išnaudojame maksimum iš pasąmoninės dalies maksimum 5%, dažniausiai iki 1. Papasakot? Žinoma, noriu. Esmė yra tame, kodėl mes taip gyvenam. Ir kodėl aš galiu pasakyti, jeigu tu norėsi,
aš galiu tave ant 100% įjungti. Aš jau žinau tos technikas. Bet po to, jeigu aš tave įjungsiu, ar tu nuo to neapsišyksi dar? No. Čia yra dar vienas dalykas, nes aš galiu žmogų įkišti, bet po to žmogus gali susprogti. Čia yra tas pats, kada žmogus, tarkim, nežinau, kaip pavyzdys, ten žmogus ten sėdi, medituoja, tarkim, 30 metų, alelia, oi, čia, taip, nu, čia Krišna ten, arba Dievas, Jėzus Kristus, Būda, oi. Rezultatų nėra, sakau, tu žinai, kam tu meldėsi? Nu, aš ten, nifiga, tu velniu meldėsi, kaip suprasti. Aš su Dievu bendravau šiaip jeigu ką. Ir jeigu jis į tave įeis, tavo kūnas nafik susprogs. Tie, kurie nesupranta, jie ir nesupras. Bet aš galiu tos dalykus padaryti. Bet aš tiesiog žinau, kad jeigu aš tą padarysiu, žmogus susprogs. Jis neišlaikys, ten kūnas gali tiesiog ir fiziškai ten tam tikri dalykai gali įvykti. Tai vat jeigu mes grįžime prie to, esmė yra tame, ką daro su mumis universitetas, ką daro su mumis mokykla, ką daro su mumis tėvai. Mesgi gimstam, turim leidimą 100%, ten ateina. Tas negalima. Šitas va taip. Jeigu tu nori, tarkim, uždirbti, tu turi išmokti profesionaliai trigonometriją. Algebra, tu turi skaityti Tolstojų, visą klasiką, ten rusų ar lietuvių ar anglų arba dar kažkas tai. Prikimša viso šito šūdo ir žmogus ateina ir supranta, o kaip aš įkritau, pas mane tik liko 1% ir gyvena 1%. Tu šitą šūdą atsikratyk, tu šitą dalyką sutvarkyk ir galbūt tavo gyvenimo kokybė padidės skalė galbūt iki 20%. Suprantat, kaip viskas veikia? Jo. Mūsų sulaužė. Aš ir po suprantu. to ten pasakoja, ten pasąmoninis lygis mes tik sugebam naudotis 3%. Taip, jeigu tu esi tu pasnukis ir jeigu tu daugiau nesugebi, tai tada jo, 3% daugiau tau negalima. Daugiau viskas lieka iš tos pusės, kad tau neduota leidimo, tau negalima. O kodėl negalima? Nes jeigu tu nesusitvarkysi su tėvais, nesusitvarkysi su mokytojais, nesusitvarkysi tam tikrai situacijom ir tu gyvensi maksimum ant 3% energijos. 97 bus aptarnaujantis personalas. Tu aptarnausi kitus, bet ne save. Jo, dabar. Aiškinau? Jo, aišku, ir dar savo vaikus dabar irgi žiauriai nemoko tokių, jokių liepimų, jokių nurodymų, blemba, nori, kad jie patys iš savęs kažką tai darytų, mąstytų, nu, riboju kažkokias nuostatas, va tas, kokias pats atsinešiau iš tėvų, riboju šitas nuostatas vaikam, realiai, nes, nu, žiauriai gaila jau, aišku, yra prarasta daug laiko, daug nežinojimo prieš tai buvo standartinis. Ir viską tą patį liepiau daryti, to negalima, tą galima, va čia yra kliurka. Taip, nes jūs kitaip nežinojote. Aš kitaip nežinau, dabar šitas žinojimas, aš kardinaliai nedarau, bet labai atsargiai, švelniai su vaikais jau visai kitoks priėjimas yra. Yra vienareikšmiškas palaikymas, jokių negalima, pagalvok, ne tai, kad negalima, pagalvok, sakau. Tai va, yra kitoks priėjimas, kitoks požiūris yra į vaikų auklėjimą, į jų ateitį, kad nebūtų tokių bėdų kaip su manim ir kad jie galėtų gyventi procentaliai kuo aukščiau. Ir galbūt, kada biški paaugs, o jūs biški iš kitos pusės paaugsite, galbūt jie jūsų nepasiūs. Maybe. Suprantat? Supratau. Nes jeigu tu pastoviai, nes mes pradedam biški už vaikus taip pat kalbėti, jeigu pastovi tu ten pradedi dūsinti vaiką, dūsinam, važiuojam toliau, mes dūsinam, kaip puiku mums, kaip mes dūsinam, o po to mes nusistebam, kodėl vaikas su mumis nebendrauja, nesusitikinėja, apskritai net nenori girdėti mus. Nu taip, jeigu tėvai antiek gali kraują išsiurbti, įkyrėti ir būti tais pranašais neteisingais, o neleidimas noras gyventi taip, kaip aš noriu, vis laik tėvai. Nu, tai aš nuo to išsivaduoju ir aš nenoriu, kad vaikai mano priklausytų. Tai jūs patys tą patyrėt.
Taip, nu tai realiai tą aš patyriau ir ko nenoriu, kad mano vaikai patirtų. Žiauriai nenoriu. Tai Žiauriai, va, nu, kad to nebūtų, jums reikia išmokti kaifuoti. tą aš tai darau. Ok. Tai mes čia ilgai taip daug dalykų mes aptarėm, prakalbėjome, ne? Tai va, sekantis dalykas, jums klausimas, ne? Ką jūs galėtumėt pasakyti pradžiui? Kam? Gal pradėsime taip. Pradžiui žiūrovams, tie, kurie Ai, žiūrės šitą video. Ką jums galėsite tokį didelio monologų jiems susakyti? ne, didelio monologo nebus. Bus paaiškinimas, paraginimas. Pagalvokit apie investiciją į save. Kaip aš, kai daviau pavyzdį, kad mes investuojam į baldus, į mašinos remontus, į televizorius, tai yra mums reikalingi kasdienai dalykai, bet mums kasdieniškumai reikalingas yra šviesus mąstymas, šviesus protas, gera savijauta, pasitikėjimas ir kaifavimas nuo gyvenimo. Gyventi kuo didesnių procentų. Investuokit, hebra, į save. Į save. Ne į daiktus, nuo kurių tenai pakaifavot 5 minutės gal arba 10, o į save. Į save, kad galėtumėt kaifuoti, nu, jausti, kad galėtumėt jausti, kiek gyvenimas gali duoti ir kiek gyvenimui gali duoti, kaip aš dabar duodu, kaip jūs galėsite duoti. Mhm. Monologas. Čia vadinasi yra toks, kad aš save apkraviau visais dalykais, tarkime, komfortas ir lemputės, šviesa muzika ir dar kažkas, ir masažuotojai galbūt, ne? Bet Jo, esmė yra tame, kad jūsų ten nėra. nėra manęs ten. Taip. Vo tame yra esmė. Vo kada tu suinvestuoji į save, vo tada galbūt tu atsirasi ten. Taip. Jūs dar kažką norėsite dar pasakyti žmonėm, nes kai kurie dar sėdės, žiūrės, o čia galbūt čia, o gal čia sakau, galbūt čia neapgaudinėjau, gal čia iliuzija. 20 ar ten 50 metų aš žiūrėjau tiesą, o čia tiesiog hoba, čia visiškai kita spalva. Ne, išjungiam, ne, čia yra ne tas, čia kažkokia iliuzija, čia gliukas kažkoks tai. Čia ne to, nesuprantu, ką aš matau. Sakyk nesakęs, jie kas galvojo, taip, tie ir galvos. Sakyk nesakęs, nori susitikti asmeniškai kažkam tai patarti, pasakyti, kaip sakyti, jeigu norit, kad aš užuolaidas užtraukčiau, kurių nėra šiam pokalbiai, tai va, prašau, užuolaidas yra atitrauktas. Už užuolaidų nieks nekalbam ir pasidėję iš raštų nieks nekalbam. Matėt mano emocijas, aš esu pakankamai emocingas žmogus, aš jų nesukuriu, jos susikuria iš mano tikėjimo, iš gero jausmo, ką aš patiriu ir ką aš dar patirsiu gero. Mhm. Super. Dar prie to noriu pasakysiu tokį vieną dalyką apie tai, kas yra sunkiausia parduodama šitam pasaulyje. Nu, nespėliosiu. Yra tiesa. Su tiesa, žiauriai sudėtinga yra su tiesa. Aš sakau, patys sunkiausia parduoti yra tiesa. Teisingai, nes mes iškreiptą mąstymą turim, iškreiptą tiesą turim. Jo, aš supratau. Aš tiesiog pasakoju, taip dalinuosi savo visų šitų dalykų. Tikim iškreiptą tiesą. Ir dar man patiko jūsų ta mintis, kad hipnozė yra toks dalykas, kad tu žiūri teliką ir tu jau esi hipnozijai. Tu bendrauji tenai su kažkom, tai tu jau esi hipnozijai. O tie man jūsų... Pagavot? Jo, Pajutot? aš žiauriai pagavau ir žiauriai matau iš šalies, nu, sakykim, ten, nesakysiu apie savo žmoną, bet apie save, kai galvoju, kai bendrauju su žmonėm. Aš matau, kas jau yra kom užhipnotizuotas. Ar žiniom kokiom tenai mala apie tas žinias. Jau jis yra paveiktas hipnozės. Čia yra mini hipnozė. Man tas dalykas patiko paanalizuoti. Pasijauti iš karto. Nu ką, jūs tapote gūru? Žinote šitą dalyką? Nes kad žmonės išgirstų tą, ką jūs išgirdote, čia ne kiekvienam dar išeina. Aš kartais pats jaučiuosi į savyje tų tokių, kažkokių jėgų turiu, bet sakau, kol kas mano aplinkoje tokio, skeptiškumai yra, blemba, aš negaliu pasireikšti savo aplinkoje. Ta prasme, aš neplačiai ir bendrauju kol kas. Pas mane buvo taip, kad, tarkim, istorija, žmogus pataisė savo gyvenimą, pradėjau vadinti jį, tu esi trenktas,
tu esi, žodžiu, į sektą papuolęs, tu esi trenktas, tu pat tave jau ten sudvarė, bet jis pradėjo tūkstančiais nešti į namus. Ir žmonės sako, jo majo, kas čia vyksta, čia siekta, tu kažkaip ten greitai tas baigsis dar kažkas tai. Ir aš po to sakau, nu, jie turi priprasti prie tavo trenktumo. Aš Jie 100% palaikau ir 100% tikiu, nes mano supratimas viduj ir jūsų žodžiai irgi yra, dar atsimenu, kad tu esi svarbiausias, aš esu svarbiausias ir aš atsitrenkiu į tas, kaip biškai atsitrenkiu į tą tokį, kaip jūs sakėt, gal tau negerai, gal tau kažką pasiima, tokių irgi yra, bet aš savo svarbiausia, aš žinau viduj, kad yra taip, kaip yra ir galvoju, blemba, gaila, kad jums neduota yra žinoti to, kad jūs, arba net to lygio dar esat, ar jums ten yra gerai, kur esat. neatėjo laikas dar. Kita vertus, kartais pagalvoju, gal ir tegu neateina jiems tas laikas, nes, normaliai yra jiems. Nes aš viduje žinau daugiau ir čia žinau daugiau ir tikėjimas yra, o tikėjimas yra iš žinojimo, o žinojimas yra iš praktinių dalykų, ne teorinių, o iš praktinių dalykų. Tai kažką reiškia, tai turi svorio tie dalykai. Jau sveria jie. Sakau, jūs esate išrinktasis, jums pasisekė, jūs papuolėte, jūs praėjote ir jūs pilnai užbaigėte tą problemą. Programą arba tą problemą jūs įsprendėt. Ir čia sakau, tą, ką sakau, čia labai retai kas supranta, nes aš pastoviai sakau tą patį, per tą patį žmonės negirdi. Nes kai kurie žmonės ateina ir sako, o hipnozė nepadarys, kad man bus dar blogiau. A jie nepadarys, kad tarkim ten užmygsiu arba dar kažkas tai. Aš visada sakau, gerbėmėji, kas blogiausia jau padaryta, blogiau jau padaryti neįmanoma. Taip, nežinojimas, yra nežinojimas, turi ne tai, kad jums patarimas, o taip, kaip aš atėjau irgi su nežinojimu kažkokį tai, bet prieš tai turi būti, kaip buvo mūsų pokalbis, bet jis turi būti gal į techninę pusę, kaip ta hipnozė, kaip ta terapija veikia, kad jinai nei migdo, nei jinai ten išverčia iš kojų tave, nei ką. Tai yra pokalbis, realiam lygyje yra pokalbis, tik tai kito žmogaus, ne iš gatvės žmogaus, ne kažkoks tai tenai, žmogaus galinčio išreiškinčius žodžius, kurie įeina į tave, kurie tau atveria, kaip knygą atveria. Kai tu matai knygą pasidėjus savo, tu jas negali atversti. Tau paėmė ir atveria knygai, tu pradedi skaityti. Aš tokį galiu frazeologizmą pasakyti. Aš taip įsivaizduoju. Su kiekvienais įvyksta įvairiai, su jumis įvyko būtent taip. Sakykime jo. Man įvyko. Sakau, su vienu gali viena nepaeit, su kitu kitas nepaeit, įvairiai būna. Čia jau, sakau, čia priklausomai, čia jau kaip sueina dvi pasąmonės. Maždaug iš tos pusės. Ir jeigu dar galiu tada iš kitos pusės dar paklausti, ką jūs galite šiai dienai pažadėti savo ir jeigu jūs pamiršite, jūs galėsite visada ateiti ir pasakyti tai, kada niekada negalima prie jokių atvejų niekada nepamiršti ir čia bazė ir palinkėti savo į ateitį ir tolimesnę ateitį. O eiti tuo keliu, kuriuo einu dabar, šviesti save, rašyti ir mes kalbėjome apie manifestą, manifestuoti atsakingai, pamačius, ar aš tai padarysiu, įvertinus ir truputį kelti kartelę manifestuose. Tai reiškia, manifestas tenai tokio svorio, manifestas tokio svorio, ir didinti manifestus ir varyti į priekį. Palinkėjimas, aš linkiu savo šitą dalyką ir linkiu savo gilintis į šitą žinojimą ir jeigu man kažkas tai atsitiktų, trukdytų kažkokios tai jėgos kažką, tai aš žinočiau, kaip su jom reikia tvarkytis, nepasiduoti ir su žinojimu ir tikėjimu eiti į priekį.
Mano palinkėjimas savo. Super. Tai va taip ir bus. Nes dar galiu daugiau pasakyti, jeigu jūs norite žinot, kas eina po manifesto. Nekalbėjom apie tai, man atrodo. Nekalbėjom. Tiesiog dabar galėjome atskleisti. Ateis laikas, jūs po to suprasite, kad po manifesto, čia galbūt ne metai laiko gali praeiti, po manifesto eina jau Biblija. Biblija. Asmeninė Biblija vadinasi. Ne Biblija. Mhm. Nu, dar nežinau, kas tai yra. Ateis laikas, jūs suprasite. Pradžioje jūs išmokėt paprastai rašyti, po to tinkami užpildyti manifestą, o po to su laiku, kada jūs labai daug surašyti savo manifesto, ne, po to po biškį jo gali jo rašytis naujas sluoksnis, kuris vadinasi asmeninė Biblija. Čia su laiku. Jūs tiesiog tik biškį dabar jau tik prisilietėt prie gyvenimo, jūs tik biškį pamatėte, kaip ten viskas atrodo. Aš tą ir jaučiu jo, bet aš žinau, kad yra kur tobulėti, dar daug gerų dienų bus. Būtent. Dar norėsite į pabaigą dar kažką tai pasakyti? Man, savo, žiūrovams, dar kažkam tai. O, Ruslanai, mes atvirai pašnekėjom ramiai, kaip ir nusiteikimas buvo toks kažkiek tai, buvo jaudulio tokio, žinai, bet bekalbant, bendraujant, kad ir čia eterį tiesiogiai tas išnyko ir žiūrovom, ką aš galiu pasakyti, atsipalaiduokit, mylėkit save, nepamirškit savęs, hebra, nepamirškit. Mylėkit save. Jo, meilę savo, aš asmeniškai, nemylėdavau, man buvo klaida, didžiulė klaida, aš dėl to nusivariau. O dabar yra viskas kitaip. Mhm. Kaip jūs manote, žmonės išgirs, kad jūs pasakėt, mylėkit save? Sunkiai. Tas toksai mylėkit save, aš pasakysiu, sunkiau. Duokit savo, negailėkit savo ne daiktų, o ieškokit žinių, gero jausmo ir šviesos. Ir žinokit, kad belė kiek aš dabar, jeigu jūs žiūrit, jūs galite žiauriai daug daugiau galit, negu turit, negu dabar jums užtenka. Jeigu užtenka, padėk Dieve, užtenka, gerai, bet jeigu norit daugiau, jūs galite daug daugiau. Nes tai yra... O žinot, kad dabar šitu atveju žmonės pasakys? Tau tiesiog pasisekė. Pasiseks ir jums. Aš, jeigu man pasisekė, dar vienas dalykas yra, aš šitą sėkmę tikėjau ir tikiu. Jinai tik prasidėjo, ta sėkmė. Jinai dabar tik tai prasideda. Aš patyriau nedidelę sėkmę, galima ją sureikšminti didelę, nes man tikrai pasisekė, ne? Ir man ta sėkmė, aš toliau ją auginu. Man toliau tik sekasi ir tik tai seksis. Okei, tiek to tada paliksim kaip intrigą. Daugiau neviniosiu, nes ten žmonėm reikia iš tikrųjų turėti labai daug kantrybės ir dar mokėti žmonėm pasakyti. Jo, padėka jums už tą, grinai už tą paprastumą, nes, blemba, tas perdėtas toksai žmogaus apėjimas, jisai vargina toksai, ir ten tie visi taisyklingas kalbėjimas, tenai, nežinau, man tokie dalykai neimponuoja, man imponuoja tai, ką mes šnekėjom. Tiesiai, pamenu, buvo ir keletų tų keiksmažodžių, kurie man limpa, patinka, kaip tu žmogus švelniai gali pasakyti, neapgaudinėkite, prašau savęs. Kai tau pasako, tau protą, arba dar rimčiau, tada tau daina, blemba. Tada daina. Tu neišmusi žmogaus iš hipnozės šiaip. Kitaip, ten reikia dar mokėti žinoti. Čia, kitaip tariant, reikia dar 6 dano jodo diržo paimti pagal keiksmažodžius. Čia dar kursai yra šiaip, jeigu ką. Tai va, Ruslanai, jo, reziumė, kaip ir aptariam, jo, tie dalykai žmonėm yra sudėtinga įaiškinti, kol jiem neskauda. Kai skauda, atraskit tą daktarą, kuris jumis pagydys. Ne poliklinikoje, ne ten kažkokiam centre diagnostikos. Tenai viskas eina pro šalį,
kaip sakyti, yra ir gerų daktarų kažkokių, tai jeigu tau skauda fiziškai, ten kažkokį tai fizinį skausmą, bet jeigu tu supranti, kad tas fizinis skausmas tau parėjo iš galvos, tada tu turi gydytis čia. Jūs dabar suprantate, kad aš esu negydytojas? Taip, taip, visiškai, absoliučiai. Ir jūs suprantate, kad aš žmonės negydau? Ne. Dabar supratot, nes kai kurie žmonės ateina, sako, nuo ko tu gydai. A kaip čia, sako, gerbi, ką dabar galiu dabar pasakyti, bet tie, kurie pažiūrės video, gal supras. Aš ką darau? Aš darau tik du dalykus. Jie yra tie patys, bet esmė yra ta pati. Pirmas dalykas. Aš padedu atsikratyti kažkada tai priimtus durnus sprendimus. Arba atsikratyti nuo durnų sprendimų. Ne? Nuo durnystės, kitaip tariant. Ir antras dalykas, ką aš darau, aš pažadinu žmogų. Viskas. Daugiau aš nieko nedarau. Nediagnozuoju, nei lygas, nei dar kažkas. Tai man tai neįdomu ir aš manau, čia yra beviltiškai ir beprasmiška. Tai čia yra svarbiausi dalykai. Svarbiausi dalykai, nuo ko prasideda žmogaus kvėpavimas. Taip. Ir sekantis dalykas, dabar supratote, kad gyvenimas yra nesudėtingas, jis paprastas kaip 3 centai. Man vėlgi buvo užmiršęs jūsų tą pasakymą, jis mane kiekvieną dieną aš jį prisimenu, šiuo momentu buvau užmiršęs. Aš vėl jį bandau kartais iš to traukinio įsibėgėjimo, kaip, sudėtinginti jį tenai, žiauriai čia sudėtinga, bet prisimenu to žodžius. Paprasta, elkis paprastai, galvok paprastai, atsiduok visatos dėstymus. Blemba, kaip gera yra būti paprastai. Paprastai, bet neprastai. Be integralo, kitaip tariant. Yep. Iki to taip pat reikia dar daryti ir dar tą suvokti. Bet iš tikrųjų gyvenimas yra paprastas, kaip 3 centai. Jeigu ieškosi sudėtingumo, kaip dažniausiai būna, jeigu tu nori pasigydyti, tau reikia, ko reikia. Čia yra 5 metus reikia, tarkim, gydytis, A tarkim, kad suprasti šitą dalyką, čia jau reikia 10 metų sėdėti kankintis. Kada galima tą padaryti per mėnesį 2? Spėkite, kiek pas mane kursai trunka hipnoterapijos? Kiek jie gali trukti? Nuo 3 iki 6 mėnesių kokių? 5 metai ar 5 mėnesiai? 5 dienos. 5 dienos? O kur mes esam kosminiam nutolę nuo to, kad reikia tiek daug šūdo prisikrauti ir paskui jį analizuoti, o čia reiškia per 5 dienas tu prisikrauni to, ką reikia. Visą teoriją šiaip galima visą susakyti per 1 dieną. Ten daugiau tai kaina per tos 5 dienas yra praktika, pasiruošimas ir taip toliau. Ir žmogaus šūdo kratymas. Čia yra stipriausia ir sunkiausia dalis. Bet iš esmės man paaiškinti 5 dienos. Viskas, daugiau nereikia. Ten po to eina iš tuščio į kiaurą ir bus tas pats per tą patį. Supratau, beletriškai nereikalingi dalykai. 5 dienos. Labai ilgai, ne? Labai sudėtingai. Žiauriai. 5 dienos. Tai jeigu ką, tai yra tokia situacija. Ir dabar, kad klausytojai galėtų daugiau ar mažiau, kad suprasti, kas čia įvyko ir kaip čia viskas gali būti, tai pabandysim suformuoti teisingiau klausimą. Tai kiek kartų jūs į dieną filmuojatės ir kiek jūs turite patirties filmavimą ir viešume? Gal kažkokiose atostogose esu kokį selfie nufilmavęs. Kitaip tariant, visas šitas dalykas taip pat jums pirmas kartas. Taip. Nes kai kurie žmonės netiki, kaip taip gali būti. Jeigu tu žinai, kaip tą galima būtų padaryti, čia ne problema. Klausimas tik jums, ar jūs to norite? Viskas labai atvirai, labai paprastai, iš širdies, iš žinojimo, iš patirties, emocija, viskas yra originalu. O kito gyvenimo nėra. Kaip mano vienas kitas dar mokytojas pasakė, jūs neįsivaizduojate, kokia yra dovana, yra gyvybė. Ir gyvybė yra dovana. Ir dar man priminė dabar su šito video, aš dažnai galvodavau, kam apie mane pagalvos, ką apie mane pasakys. Po tų pamokų, kurias mes turėjom, aš žinau, vėlgi pasikartosiu, aš esu svarbiausias. Jeigu jums kas nors nepatinka, jūs turit problemų. Aš problemų neturiu. Ir viskas.
Viso. Nu, čia tas, kas supras, tas supras. Tai man Ok, net, jo, ok, buvo malonu su jumis pabendrauti, ačiū, kad suradot laiką, pasidalinot. Ir ypatingai, jeigu jūs kažką tai pamiršot, jūs galėsite visada šitą video pažiūrėti, prisiminti, kaip čia viskas buvo, ką aš neteisingai padariau, arba ką aš tokio ofigienai padariau, kad man viskas pakilo ir vėl reikia kažką tai užsirašyti. ok. Tai jau, žodžiu, kai buvo, jau nebebus. Man tai imponuoja, man tai yra gerai. Dėl to ir darau šitas video ir jis daugiausiai skirtas tik jums. Jo, ačiū, Supratau. kad jūs esat, kad jūs pagelbėjat paklydusiom sielom. Neaišku, kaip jos paklydusios yra, bet mano atveju buvot reikalingas mano gyvenime ir aš taisau savo gyvenimą iš savo lėšų, atrasdamas jumis ir mane tai, aфиgenai šviečia ir aš eisiu giliau. Aš turbūt nesustosiu, net turbūt, aš nesustosiu. Žodžiu, Ne, kaifuokite. jo, Kaifuokite. Viskas. Atėjo laikas kaifuoti. Atsikankėjote. Viskas. Tegul kiti kenčia. Jūs dabar kaifuokit galite. Va, kitiem taip galima. jos, bet aš kaifuoju. Tai va. Tai ačiū Jums ir tada galbūt ateityje mes pasimatysime ir norėsit užėsit į kursus, ten galėsiu parodyti kažką to tokio kito įdomaus. Ok, dėkui. Tai va, ačiū Jums ir tada galbūt iki sekančių susitikimų. O taip kaifuokite. Ačiū. Super.